Tai nevaisingumo gydymo specialistas yra toks žmogus, į kurį nevaisinga pora kreipiasi pirmiausiai. Tai gali būti gydytojas akušeris ginekologas, gali būti gydytojas urologas ir gali būti gydytojas andrologas. Gydytojas akušeris ginekologas tyrinėja nevaisingą porą ir dažniausiai moterį konsultuoja gydytojas akušeris ginekologas, o vyrą nukreipia gydytojui urologui. Toliau gydytojas urologas, kuris specializuojasi nevaisingumo gydyme, detaliai tyria vyrą ir atlieka visus reikalingus tyrimus. Kalbant apie urologą, kuris specializuojasi nevaisingumo gydyme, tai be abejo jisai skiriasi nuo, sakykime, kitų urologų tuo, kad jis labiau domisi šią sritimi ir investuoja daugiau dėmesio bei pastangų žinių atnaujinimui šioje srityje, nes, kaip žinome, mokslas sparčiai vystosi ir atsiranda naujos technologijos, nauji ištyrimo būdai, nauji gydymo būdai. Tai būtent tas urologas, kuris domisi vaisingumo srityje, jis stipriai gilina savo žinias būtent šioje srityje.